sveiki visi, šiandien servise 007 dar vienas hybridinis Lexusas RX 450H 2012 metų modeliukas, visų 100% važiuojantis dujomis, įprastas MPI varikliukas, naujesni modeliai jau turi dvigubą įpurškimą, tiesioginį ir netiesioginį, tarp kitko pastariesiems šiai dienai taipogi turime sistemas pasiūlyti, taip kad jeigu vairuojat nuo 15 metų ir į viršų Lexusą, gali drąsiai klausti, komunikuoti, susisiekti, tikrai turim sprendimų šiai dienai. Na, grįžtant prie šio, tai baltas, gražus, dailus modeliukas, kuris, kaip jau ir minėjau, dujomis važiuos dvigubai pigiau, o tą darys su kokybiška itališka Landirenzo sistema. Variklio skyrius pilnai, aišku, uždengtas, sudėtinga kažką labai pirštu bakstelt, bet trumpai papasakosiu, kur kokie komponentai maždaug sumontuoti. Tai patį valdymo bloką turim sumontuotą štai šitoje vietoje, po be abejonės variklio plasmasėmis. Čia matome dujinį vožtuvą greta, paprastai ten pati esame išvedę ir dujinės įrangos saugiklį, prie kurio galima prieiti. Pats iš esmės pati diagnostinė jungtis taipogi prieinama štai šitoje vietoje. Dujų reduktorius Landirenzo Li10 Turbo Oversize galingiausia ir našiausia versija sumontuota štai šitame kampe. Greta yra dujinės fazės filtras su surinkimu, slėgio daviklis ir dujiniai purkštukai sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Na, reikia paminėti, kad Landirenzo sistema servise 007 yra montuojama pagal aukščiausius kokybės standartus, pagal tokius pačius, kokius yra taikomi montuojant šias sistemas į visiškai naujus automobilius. Tai reiškia, kad yra naudojami kokybiškiausi rinkoje prieinami komponentai, medžiagos, priemonės, spiruoklinės sąvaržos, specialios teflonų dengtos žarnos tam, kad nebūtų jokių dujinių kvapų. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuojant, įvelkant juos į apsauginės gofras, papildomai izoliuojant ir kiekvieną kontaktą lituojant bei apsaugant termokembrikais. Be abejonės stengiamės viską sumontuoti ir sudėti taip, kad kiek įmanoma mažiau tie mūsų komponentai trukdytų kitiem variklio eksploatavimo ir einamiem darbam, o be abejonės taip pat viską stengiamės susidėti taip, kad ir patiems dujinę įrangą aptarnauti nebūtų kažkaip labai sunku ar sudėtinga prieiti prie mums reikalingų daviklių, komponentų ir vietų. Tai variklio skyrius būtų tiek apie jį. Dujų perjungimo mygtukas yra sumontuojamas ten, kurio pagidauja klientas. Šiuo atveju turim štai šitoje vietoje mygtuką, kvadratinis, kompaktiškas, nedidukas, puikiai į tą vietą įsitalpinantis. Dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, slepiasi viskas štai čia, gražiai, nerūdėjančio plieno varžtai, papildoma vaško danga, apsauginė antikorozinė danga tam, kad nebūtų jokių korozijos pasekmių nei dabar, nei ateityje. Viskas gražiai užsidaro, pasislepia tvarkingai, taip kaip priklauso. Na, dujų balionas vėlgi didžiausio diametro, bet žemiausio aukščio. Čia yra sumontuotas 56 litrų talpos, gražiai užsidaro, tvarkingai, lygiai, dailiai, taip kaip ir turėtų būti. Tai tiek apie hybridinį Lexus ir Landirenzo dujinę įrangą bei jos montavimą servise 007. Jeigu kažką panašaus planuojate įsigyti ar vairuojat, drąsiai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.